Sveiki, mėly TV6 žiūrovai. Mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą ant dviejų ratų. Čia aš jums pristatysiu pačius įvairiausius motociklus, kuriuos galite sutikti Lietuvos keliuose, papasakosiu apie įvairius renginius bei supažindinsiu su įdomiais motociklų pasaulio žmonėmis. Šiandien laida bus šiek tiek kitokia, nes laidoje turėsime ne vieną, ne du, net ne tris, o 4 motociklus. Ir jie visi bus elektriniai. O kokie? Keliaujam pas Matą iš Two Wheels Empire ir sužinosime. Sveikas, Matai. Ką, esi Lietuvos elektrinių lengvųjų dviračių ir motociklų šamanas. Tinkamai ir pasipuošęs, matau. Tai papasako, ką šių bandymų ceremoniją esi paruošęs šiandien. Gerai, tai šiandien gersim tokį kokteiliuką iš Surono, iš Talarijos, iš ATMX buvusio Zabaiko ir iš tuninguoto Surono. Kaip jos galima išdėlioti, nežinau, kainų lygį, galingumo lygį, kas skiriasi, kas juos tuo pačiu jungia? Taip, tai populiariausias pirmas yra Suronas Light BX, tai yra žanro klasika, visi žino. Už jį šiek tiek geresnis, naujesnis yra Talarija, 2 tiesioginiai konkurentai. Tada iš Lietuvos pagamintas yra ATMX Zabaik, kuris yra tikrai rimtas pasaulinė lygoje motociklas. Jam dar reikia šiek tiek išdirbimo su ergonomika. Ir turim Lietuvoje gaminama ir tuninguojama Suroną tuninguota. Lietuvoje gaminamos dalys, aliuminės, tuo pačiu baterija ir prituninguotas. Šiuo metu brangiausias, bet nebūtinai greičiausias. Gali būti, kad greitesnis bus lietuviškas. Kas mums padės šitos ištestuoti dalykus? Tai prašysiu tavo pagalbos šiandien važiuoti. Aš važiuosiu ir turim sportininką Artūrą Daračių. Tai gerai, keliaujam į trasą ir viską mes išbandysime. Liuks. Tai ką, esam E-Park MX trasoje, labai gera trasa pradedantiesiam, tokiam kaip aš. Su mumis yra ekspertas Artūras Daračius. Jisai pašnekės apie tai, kaip šitie motociklai iš jo perspektyvos jaučiasi. Tai Matai, trumpai, kuom šitie motociklai skiriasi? Pirmasis Suronas ir Talarija visiškai nemodifikuoti. Kokie jų galia, svoriai? Taip, tai turim 6 kW Suroną Light B su 40 Ah baterija, 50 kg svoris. Čia šiek tiek galingiau, 8 kW ir 45 Ah, bet ir svorio daugiau, 5 kg. Kaip jų kaina? Kainos beveik identiškos, vienas 5000, kitas 5200, bet Talarija, kadangi mažiau žinomas, jis yra geresnis iš esmės motociklas, nes geresnė pakaba, geresnis motoras, stabdžiai geresni ir taip toliau. Dabar šitie, abudu yra modifikuoti nemažai, tavo pačio prisilietimas magiškas. Papasakok, kainos, galia. Tai abudu modeliai tikrai įdomus, gal pradėsiu nuo Horneto, tai yra Two Wheels Empire Editiono detalės. Jį yra įdėtas baterija 72 V, tai iš jos pasidaro iki 18 kW, bet aš sumažinęs iki 16, kad būtų saugiau. Čia yra ATMX su 15 kW. 72 V, bet daug mažesnis svoris, tai yra 48 kg, kiek pamenu, o čia apie 60 kg. Šiek tiek skiriasi, čia daugiau kaip motociklą vairuoji, o čia daugiau dviračio, downhillo feelas toksai, jausmas. Tai gerai, sėdam ant motociklų ir pasižiūrėsim mano pirmus įspūdžius, tavo jau tikrai ne pirmus, Artūrai tavo irgi spėju ne pirmi. Ne pirmi kartai tikrai. Tai gerai, važiuojam, o tada ir pašnekėsim, kaip mums jie jaučiasi. Gerai, tai pradžiai palyginsim pačius artimiausius konkurentus, visiškai gamyklinius Suroną ir Talariją. Važiuojam. Nu ką, pirmas išvažiavimas. Nu, galiu pasakyti, kad jaučiasi kaip žaislinis. Trūksta vietos net rankom šiek tiek. Bet galiu pasakyti, kad visai smagiai važiuoja. Jo, bėda yra ergonomika. Kad man ypatingai trūksta vietos rankom posūkį, kai atsisėdu biškį į priekį ir susuku vairą. Mažas ir ganėtinai siauras priekinis ratas, smėliukė irgi nesijaučia ypatingai gerai. Galia dugnas biškį trūksta, bet smagu yra tai, kad motociklas labai lengvas, už tai iškišus koją, lengva pagauti, maža tikimybė, kad susižalosite.
Dar fainai tai, kad kadangi motociklas lengvas, užtenka labai nedaug perkelti svorį atgal ir kyla priekinis ratas į orą. Nu, o dabar metas pabandyti Talariją. Nu ką, važiuoju su Talarija ir nors galios nedaug daugiau, bet juntamai. Taip pat juntamai kitokia vairo pozicija. Dar negaliu pasakyti, ar tikrai geriau, reikia turbūt priprasti, bet tikrai kitokia. Nors Talarija yra šiek tiek aukštesnė, bet vietos man dar truputį trūksta. Smėliukė atrodo šiek tiek smagiau ima posūkį. Jo, ilgiau pavažiavus pradedu priprasti ir vis tik tai jaučiasi, kad Talarija yra Surono evoliucija. Tikrai smagiau važiuoja motociklas ir jaučiasi patogiau, nors vis dar nebus ypatingai patogus aukštaūgiam. Labai gražiai išlaiko posūkio trajektoriją. Nice, man patinka. Gerai, aš prasukau savo porą ratų. Eikime pasižiūrėti, ką apie šios motociklus gali pasakyti mūsų ekspertas Artūras. Mano pirmieji įspūdžiai, Artūrai, kad Talarija tikrai jaučiasi kaip evoliucija po Surono. Ir ergonomiškai šiek tiek patogesnis ir galios jaučiasi tikrai daugiau. Vienintelis dalykas, kas man šiek tiek kliuvo, kad akceleratorius labai jautrus pačioj pradžioj. Tikrai jautresnis negu šitas yra. Kokie tavo pastebėjimai apie šitų dviejų motociklų skirtumus? Pravažiavau su Suronu, šiek tiek yra jisai silpnesnis negu Talarija. Talarijos gazas yra šiek tiek aštresnis negu Surono. Toliau pastebėjimai, kad Talarija yra šiek tiek patogesnis negu Suronas. Pakaba pas Talariją irgi šiek tiek geresnė. Tavo pastebėjimai lygiai tokie pat kaip ir mano, kad taip. Yra visiškai evoliucija ir tikrai jaučiasi žingsnis į priekį, ar ne? Tikrai patobulėjęs. Tai gerai, dabar galim pabandyti Suroną, kuris yra patobulintas ir pasižiūrėsim, kiek jisai jaučiasi geresnis negu Talarija arba stokinis Suronas. Taip. Wow! Iš karto jaučiasi, kad motociklas atrodo žymiai didesnis, net nėra ką lyginti nei su Talarija, nei su Suronu. Atrodo, kad čia ne tas pats modelis. Įdomu tik tai, kad šiek tiek mažiau sukibimo galiniam rate. Atrodo, kad jisai daug daugiau prasisuka ir mažiau motociklas traukia. Bet posūkį tikrai galiu daugiau greičių išlaikyti. Priekinis ratas čia taip pat uždėtas storas, todėl daug geriau laiko virš smėlio. Motociklas taip nesminga. Dar vienas dalykas, bet čia jau visiškai pagal mano ūgį. Šį motociklą šiek tiek suspaudžiu aukščiau ir man šiek tiek ta vieta, kurioje šį suspaudžiu, nėra patogi. Bet šiaip tikrai jaučiasi visai kitas motociklas. Atrodo žymiai didesnis. Na ką, o dabar reikia duoti Artūrui, kad jis pralėktų ir įvertintų. Ką, išbandėm šitą stipriai modifikuotą Suroną. Mano įspūdžiai, kad atrodo tai visiškai kitas motociklas. Pirmiausia, vien dėl ergonomikos, kad jis jaučiasi žymiai didesnis ir man kaip aukštam vairuotojui žymiai patogesnis. Kokie tavo pastebėjimai iš labiau pro pusės? Tai amortikų modifikacija visiškai skirtinga nuo stokinio. Yra aukštesnis, patogesnis ir galėjo žymiai geresnė šuolių peršokimų ir valdyti trasoje yra stabiliau. Man tai jisai pagal dydį jau darosi panašus į krosinį motociklą. Taip, dydis visai skiriasi tikrai ir jau labiau į motokroso stiliaus tokį daiktą gaunasi. Tai va, girdėjote viską apie šį motociklą, tikrai modifikacijos gali stokinį Suroną paversti į visiškai iš pažiūros kitą daiktą ir iš jausmo, kas svarbiausia. Nu ką, dabar liko mums turbūt išbandyti
patį kiečiausią šio ketvertuko motociklą, tai yra Z-Bike. Pagamintas Lietuvoje. Pagamintas Lietuvoje. Važiuojam. Pirmi įspūdžiai, kad man šiek tiek kliūna šitas didelis ir sąlyginai plonas ratas, nes jisai atrodo šiek tiek labiau klimpsta į smėlį. Bet akceleracija šito motociklo yra neįtikėtina. Pirmas dalykas, jisai labai lengvas, tad ta galia, kurios jisai gal tiek daugiau ir neturi, bet jinai daug geriau išnaudojama. Jo, šitas motociklas tikrai jaučiasi galingesnis ir geriau važiuojantis. Bet patogumo prasme, man vis tik tai patogesnis buvo modifikuotas Suronas. Taip, kažkodėl aš su šiuo motociklu nesijaučiu taip patogiai. Turiu tokį jausmą, kad šio motociklo dabartinė konfiguracija nėra labai patogi. Man toks vaizdas, kad jo galas yra gerokai per stipriai iškeltas, bent jau aš taip jaučiu. Ta prasme, akceleracija šito daikto yra neįtikėtina, tik spėt laikytis. Ir aš važiuoju ne ant pačio aštriausio režimo dar. Tai wow! Aš jaučiu, kad mano įgūdžiam šitas motociklas yra biški per žiaurus. Ką reikia apibendrinti ETMX bandymus, Artūrai? Man šiek tiek nepatogus sėdynės pakilimas į jos galą ir ne taip patogiai susispaudžia kojomis kaip Suronas, bet labai aštrus ir smagiai traukiantis mocas, ta prasme, wow. Jo, aštrumu tai tikrai jisai stebina. Sėdėjimas man iš tikrųjų realiai nėra, kad taip blogai būtų, bet jo, biškelį yra šiek tiek galas verčia į priekį, bet man nėra labai problematiškas dalykas būtų. Ratas priekinis šiek tiek sminga į tą smėlį, bet jeigu palaikai važiavimą stabilų, daugiau gazo duodi, tai tada viskas okei būna ir nėra problemų labai didelių. Ir tą dar galima įspręsti uždėjus šiek tiek didesnę padangą, ar ne? Jo, jeigu nori modifikuoti, gali uždėti tada kitą storesnį. Taip. Bendrai, pačioj pabaigoje dar šoko man lengvųjų, mažųjų Suronų ir žiauriai smagiai palakstėm. Tai bet kam, kas norit išbandyti, galite nepamiršti, kad yra Suronų ir Talarijų nuoma, ar ne? Kreipkitės į Two Wheels Empire ir tikrai turėsite nepamirštamą laiką. Matai, tie du motociklai yra visiškai sportui paruošti ir realiai tik trasoje ir gali važiuoti legaliai, ar ne, bet turbūt yra daug opcijų. Taip, galima tos pačius Suronus, tos pačias Talarijas įsigyti registruojamas, važiuoti gatvėje, eisme. Šiti būtent du modeliai yra sportui, čia šiti yra taip pat bekeliai, bet yra jų registruojamos versijos. Galima galias mažinti, didinti labai įvairiai, tai pasirinkimo yra. Taip, taip. Man tai be galo buvo smagu šiandien tuos visus motociklus išbandyti. Labai dėkui E-Park MX, kad mus čia priėmė. Puikiai trasa, atvažiuokite ir gali tuo pačiu išsinuomoti išmato motociklus. Šioje laidoje tiek, likite sveiki ir saugus kelyje, o mes pasimatysime jau po savaitės, sekmadienį 10:30 per TV6. Iki!